Garbė Alachui mūsų kūrėjui. Pažiūrėkite, kągi užmačiau internete. Aš labai norėčiau akcentuoti porą dalykų. Pirmiausia, istorinė totorių bendruomenė. Labai norėčiau, kad nepamirštų ir visuomenė, ir patys totoriai, kad tai yra unikali bendruomenė, kuri susiformavo Lietuvoje. Ir jinai nieko bendra neturi su kitu likusiu nei islamo, nei kitų kultūrinių ar tautinių ar etninių pasaulių. Kažkas čia ne taip. Totoriai nieko neturi bendro su islamu. Tai kaip čia, gal jie kažkokį savo turi islamą? Jinai sukūrė savo unikalią kultūrą, kuri remiasi ir pasaulietinėmis, ir religinėmis vertybėmis. Labai subtilę, labai gražią. Šitą kultūrą dabar yra naikinama. Nu įdomu, kasgi juos čia naikina. Ar tik ne musulmonai, ar tik ne musulmonai patys save naikina. Lietuvos totoriai atėję įkūrė savo parapijas. Tai yra normalu. Kiekviena konfesija turi savo šventyklą. Lietuvos totoriai pasistatė mečetes savo, ne musulmonų pasaulyje, ne kam kitam. Totoriai, būdami musulmonais, kažkaip mečetę pastatė ne musulmonams. Taip susiklostė istoriškai. Tai nei gerai, nei blogai, bet taip yra. Ir šitos mečetės išlikę Lietuvos teritorijoje 3 unikalios, kurios yra apgadintos dėja restauracijos, ir Kauno mečetė, kurią Lietuvos totoriai pasistatė patys su Lietuvos vyriausybės pagalba. Jinai priklauso Lietuvos totoriams ir ją pastatė ne religinė, o pasaulietinė bendruomenė, taip kaip minėjo Motiejus Jakubauskas. Tai viskas gerai, mečetė stovi, juk nėra užrašo, kad totoriams įeiti draudžiama. Šiandien Lietuvos totoriai vien todėl, kad jie išpažįsta vieną iš didžiųjų pasaulio religijų, islamą, tapo įkaitais globalizacijos, aš taip galėčiau įvardinti, tai yra įkaitais migrantų ir emigrantų. Kaip matau, atsirado proga engti migrantus, juk migrantai dėl visko kalti. Ir visi, kas netingi, juos mokina gyventi, atlikti savo religinės apeigas, kurios yra unikalios ir jas vos pavyksta išsaugoti. Ir niekam tas nėra įdomu. Ir čia vyksta, tai yra destrukcija ir kultūrinis totorių bendruomenės naikinimas. Dabar paklausom, ką mano žmogus, kuris supranta. Totorius, paminėsiu, kad totorius. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Šiandien noriu pristatyti mūsų paveldą, būtent mūsų lietuvių, kurie gyvena čia, lietuvių musulmonų, kurie gyvena jau nuo Vytauto laikų, čia Lietuvoje mūsų paveldą. Būtent čia yra mano prosenelio gimimo liudijimas, čia galim pamatyti įvairius knygos, čia yra pirmas, galima sakyti, vertimas į tą senoją baltarusų kalbą, Kurano vertimas. Čia galim pamatyti tokios kitos knygos, kuris yra kitabas, kur yra hamailai, kur yra tefsirai, kur yra mažas kitabas. Tos visos knygos mes galim pamatyti, jos mes bandom išsaugoti. Šiandien tokios galimybės, kad kažkur eksponuoti muziejų arba dar kažkur mes neturim galimybės, kadangi mečetė, šita Kauno mečetė mūsų labai maža ir mes negalim kažkur ten atskirą ten. Tai kaip ir sakiau, mes prašėm pagalbos, kad kažkokia būtų vieta, kažkur būtų galimybė eksponuoti šitos mūsų kultūrą paveldą. Taip pat aš noriu pasakyti ir priminti visiems, kad tie mūsų protėviai, mano protėviai, kurie atvyko čia į Lietuvą ir buvo musulmonai, jie skaitė šitos knygos ir jeigu jūs žiūrėsite, tos knygos visada buvo nuoroda, kad visada reikia tikėti tik vienu Allahu ir eiti pranašo Muhamedo sallallahu alaihi wasallam keliu. Nes jeigu mes pamatysim net iš Rėžių mečetės išrašą gimimo liudijimą, ten
kur yra data 1140 metų, Gėrėžių Magometonų parapija. Ką reiškia, kad mūsų istorija visada buvo susijęs su būtent pranašu Muhamedu sallallahu alaihi wasallam keliu. Nes ką reiškia Magometonų, tie, kurie eina būtent pranašu Muhamedu sallallahu alaihi wasallam keliu. Taip pat pas mūsų ir mūsų šeimoje, ir kai aš buvau dar labai mažas ir dar nežinojau, kas mes esame musulmonai, ne musulmonai, nes buvo tarybų laikais, aš pastebėjau vieną dieną kažkokią knygą tokią. Ir labai susidomėjau ir paklausiau savo tėvą, kas čia per knygą, nes buvo parašyta kažkaip man nesuprantama kalba, nesuprantamis raidėmis. Tai mano tėvas pasakė, sūneli, tai čia yra mūsų knyga, kuri vadinama Korano, ir čia mūsų instrukcija, ir čia mūsų šventa knyga, kurią mes turim vadovautis. Tai jeigu kažkas nori pažiūrėti, koks buvo pas mus tikėjimas, pas mūsų protėvių, visada mes galim pamatyti, kad visada buvo tik islamas, nes visada buvo šitos knygos, visos buvo kaip nukreipimas į nordus, būtent į Koraną ir į pranašą Muhamedo sūnų. Tai, kaip ir sakiau, čia yra būtent visose knygose pažymėta, kad mes esam ir buvom visada musulmonai ir inšallah mes ir taip ir būsim. O dėl šito eksponato ir dėl šito knygų, kaip ir visada sakiau, mes visada bandom išsaugoti, išlaikyti savo paveldą ir pristatyti visiems mūsų žmonėms ir lietuviams. Mano šeima nepardavė šitos knygos į Lenkiją arba į užsienį, kaip padarė kai kurie žmonės. Mūsų šeima bando išsaugoti ir būtent parodyti, kad mūsų protėviai buvo tikri musulmonai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiesa pasirodė, melas išnyko. Lietuvos totorių bendruomenė išnyks po 10 metų, jeigu jinai negaus finansavimo kaip istorinė Lietuvos totorių bendruomenė. Jeigu valstybė jos nepalaikys, ją užgoš islamo pasaulio pačios įvairiausios srovės, tendencijos ir kas tik tai nori. Dėl to finansavimo, kaip aš įsivaizduoju, kam jisai skiriamas. Tai skiriamas totorių pirmininkam, kad pasakytų, kad mums nereikia islamo, mums gerai tai kaip yra, vien tik tam, kad būtų naikinamas islamas. Ir čia tik vienas pavyzdys, kad valstybė neatstovauja nei totorių, nei paprastų lietuvių interesų, nes jeigu pasižiūrėtumėt, pavyzdžiui, Vilniaus meras nori uždrausti mečetės, nori, kad žmonės neturėtų kur melstis, įsivaizduojat? Taip pat ir kai kurie politikai, pavyzdžiui, Vytautas Sinica, nori legalizuoti neapykantos kalbą, kažkokį neapykantos kurstymą. Tai įsivaizduokit, jūs žmonės, jeigu jūs balsuosit už tokius žmonės, tai ne tik, kad nieko negalėsit pasakyti, bet ir legaliai galėsit būti pasiųsti ten kuo toliau. Nes mečetė reikalinga ne užsieniečiams, ne kažkokiams ten imigrantams, o patiems lietuviams. Nes tokių lietuvių musulmonų kaip aš arba kaip visi kiti lietuviai musulmonai yra daugybė. O valstybei mūsų nuomonė nėra, visai jokios reikšmės neturime.